Ši istorija yra apie svarbiausią mano gyvenimo akimirką. Ji prasidėjo mažame Lietuvos kaime. Mano vardas Rojus. Aš gyvenau Kopenhagoje kartu su savo tėvais, bet mano senelis gyveno Lietuvoje. Vieną vasaros vakarą tėvai pasakė, kad aš vienas vyksiu į Lietuvą ir 3 savaites gyvensiu pas senelį. Man buvo 9 metai ir aš buvau labai sutrikęs. Nežinojau, ką veiksiu su seneliu. Lietuva man buvo nepažįstama šalis. Aš ten niekada nebuvau ir nemokėjau lietuvių kalbos. Tėvai man sakė, kad tai puiki proga susipažinti su savo šaknimis ir pamatyti tikrąją tėvynę. Aš pradėjau ruoštis kelioniai, bet mano širdyje buvo baimė ir nerimas. Kai nusileidau Vilniaus oro uoste, man užgniaužė kvapą. Lietuvos gamta buvo nepaprastai graži. Žalios lygumos ir platus dangus mane labai nustebino. Senelis mane pasitiko oro uoste ir pasodino į automobilį. Mes važiavome į kaimą. Senelis buvo jau senas, bet jo akys buvo pilnos gyvybės ir džiaugsmo. Jis labai apsidžiaugė mane pamatęs ir pasveikino lietuviškai. Kelionė iki jo namų truko apie 2 valandas. Pakeliui mačiau kviečių laukus, žalius miškus ir mažus ežerus. Senelis man viską rodė ir pasakojo. Nors aš nesupratau kalbos, aš aiškiai jutau jo meilę. Senelio namas buvo senas medinis pastatas, apsuptas žalio sodo. Namo viduje kiekvienas kampas pasakojo apie lietuvišką kultūrą ir tradicijas. Ant sienų kabėjo senos nuotraukos. Ten buvo ir senelio bei močiutės vestuvių nuotrauka. Močiutė buvo mirusi prieš metus, todėl senelis gyveno vienas. Namuose buvo tradiciniai lietuviški baldai ir papuošimai. Senelis parodė man kambarį, kuris buvo močiutės mėgstamiausias. Pro langą matėsi laukai. Jis taip pat parodė seną šeimos albumą, kuriame buvo mūsų giminės istorija. Kitą rytą senelis pasakė, kad eisime į ypatingą kelionę. Aš maniau, kad važiuosime automobiliu, tačiau kai išėjau į lauką, labai nustebau. Senelis turėjo 2 arklius, vieną juodą ir vieną baltą. Baltojo arklio vardas buvo Šviesa. Senelis paaiškino, kad šie arkliai buvo mūsų šeimoje jau daug metų. Šviesa buvo labai ramus ir švelnus arklis. Senelis padėjo man užlipti ant arklio, o pats sėdo ant juodojo. Aš bijojau, bet senelis šypsojosi ir ramino mane, sakydamas, kad nėra jokio pavojaus. Kai pradėjome joti, aš pajutau, kad mano baimė pamažu dingsta. Jodamas per Lietuvos laukus, pajutau laisvę, kurios niekada anksčiau nebuvau jautęs. Vėjas lietė mano veidą, o blogos mintis dingo. Aplink buvo miškų kvapas, auksiniai laukai ir tolumoje matomi kaimai. Senelis pasakojo apie savo jaunystę ir meilę jodinėjimui. Jis kalbėjo lietuviškai. Nors nesupratau žodžių, jutau jo balsą, pilną meilės ir prisiminimų. Tai buvo tylus, bet labai stiprus ryšys tarp mūsų. Jodami, senelis nuvedė mane į mažą kaimą, kuriame lietuviškos tradicijos vis dar buvo gyvos. Žmonės vilkėjo tradicinius drabužius, moterys dėvėjo spalvingas skareles, o vyrų drabužiai buvo siuvinėti. Visi pažinojo senelį ir džiaugėsi mane pamatę. Viena sena moteris paruošė mums tradicinį lietuvišką patiekalą iš mėsos ir bulvių. Aš niekada anksčiau tokio maisto nebuvau valgęs. Jis buvo labai skanus ir privertė mane jaustis arčiau savo šaknų. Senelis visiems pasakojo, kad tai mano pirmasis apsilankymas Lietuvoje. Grįždami iš kaimo, jodėme per auksinį vakarą. Saulė leidosi, o dangus tapo oranžinis ir raudonas. Senelis nuvedė mane į tylią vietą, kur stovėjo senas bažnyčios pastatas. Tai buvo svarbi Lietuvos istorijos dalis. Mes nulipome nuo arklių ir atsisėdome šalia bažnyčios. Senelis pasodino mane šalia savęs ir kažką rimtai pasakė lietuviškai. Aš jutau jo žodžių svarbą. Jis pasakojo, kad mūsų šeima kilo iš šios žemės. Ta akimirką aš supratau, kas esu. 3 savaitės Lietuvoje prabėgo labai greitai. Kiekvieną dieną aš jodinėjau su seneliu ant šviesos. Mes lankėme skirtingus kaimus, mokėmės lietuviškų papročių ir sutikome daug giminaičių.
Aš net išmokau keletą lietuviškų žodžių, tačiau svarbiausia buvo ryšys su seneliu. Kartais mes jodavome tylėdami, bet ta tyla buvo labai prasminga. Atrodė, kad mūsų širdys kalbasi tarpusavyje. Aš jaučiau, kad mano praeitis ir dabartis susijungia. Kai atėjo laikas grįžti, man buvo labai liūdna. Aš paskutinį kartą paglosčiau šviesą ir paprašiau senelio ją gerai rūpintis. Senelis apkabino mane ir pasakė, kad tai ne atsisveikinimas, o nauja pradžia. Jis davė man mažą popierėlį su lietuviška malda. Jis sakė, kad kai jausiuosi liūdnas, turėčiau ją perskaityti. Aš nesupratau, kas ten parašyta, bet saugojau tą popierėlį. Vėliau tėvai man paaiškino, kad senelis parašė: mano brangus anūke, kai mane prisiminsi, atmink, kad esi iš Lietuvos žemės ir tavo šaknys visada bus čia. Grįžęs į Daniją, pradėjau gyventi įprastą gyvenimą. Tačiau manyje kažkas pasikeitė. Aš pradėjau galvoti apie savo tapatybę ir kilmę. Tas jausmas, kurį patyriau jodinėdamas, liko manyje. Aš paprašiau tėvų leisti mokytis lietuvių kalbos. Jie rado man mokytoją. Mokykloje aš parengiau projektą apie Lietuvą. Mano draugai klausinėjo apie šią šalį, o aš dalinausi savo patirtimi. Po 1 metų tėvai man pasakė, kad senelį ištiko širdies smūgis. Mano pasaulis akimirksniu pasikeitė. Aš skubiai išvykau į Vilnių. Kai pamačiau senelį, jis buvo labai silpnas, bet pamatęs mane pasakė: mano sūnau, tu sugrįžai. Mes sėdėjome laikydamiesi už rankų. Aš jam papasakojau, kad mokausi lietuvių kalbos ir darau projektus apie Lietuvą. Senelio akise pasirodė džiaugsmo ašaros. Jis mane apkabino ir tyliai pasakė: tu esi mūsų šviesa, kaip šviesa. Po 3 metų senelis mirė. Tačiau viskas, ko jis mane išmokė, liko su manimi. Dabar man 20 metų ir aš esu poetas. Aš rašau lietuvių ir danų kalbomis. Mano kūryboje visada atsispindi Lietuvos grožis, kultūra ir senelio meilė. Kiekvienais metais grįžtu į Lietuvą ir jodinėju tuo pačiu keliu. Šviesa dabar jau labai sena, bet ji vis dar mane atpažįsta. Senelio malda visada yra mano širdyje. Aš perduosiu šią žinią kitai kartai. Mes esame iš Lietuvos žemės ir mūsų šaknys čia liks amžinai. Ta kelionė, tie momentai ir ta meilė visam laikui pakeitė mano gyvenimą.